Okay, what height? Guffelstock. Yeah, and altitude? Altitude 2,800. 28, Guffelstock. Go so. Geras, tai faina. Vaizdai nuostabus, sunku patikėti, kad turim galimybę šitai su sklandytuvais skristi. Perskrenda į kitą debesėlį, matau liktai Ignas ant sukasi. Kalnai fantastika yra, šagas. Man ypatinga kalnai. Kalnuose skraidysiu dabar jau. 12475. Blah, 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 blah. You can always join the other frequency, or we can join other if you have a recommendation. That's okay, but don't block the frequency all the time. Koks kilimas! Čia tai oras. Štai sukasi Sakalas dešinėje. Esame arti itin aukštų kalnų. Štai kairėje pusėje Italija, dešinėje Šveicarija, o priekyje Prancūzija kalnas. Turiu įtarimą, kad tas kalnas priekyje, kurio viršūnė pasislėpus debesys, yra Mont Blancas. Tai yra aukščiausias Europos kalnas. Visai gražu pamatyti jį iš taip arti, nes galbūt dar vienas kalnas yra už manęs, kuris galėtų būti potencialus Mont Blancas, bet tiesą pasakius, nežinau, kuris iš jų yra. Taip, man atrodo, kad taip. Alpės įdomu, jog visi sklandytojai čia trokšta skraidyti ir atvyksta skraidyti iš viso pasaulio. Ir eismas yra išties milžiniškas. Tiek sklandytuvų per dieną pamatyti, kurie yra pakilę iš įvairiausių aerodromų. Retas reiškinys, sakyčiau. O, kaip artėjam kalnu. Hotel 8 can hear you, but not the Everglider. How are you doing? Doing great, thank you. Thank you for your tips. Yeah, the flight is going great. Truputį atsilikau, Chebrytė dar 15 km priekį yra. Negaliu pavyti, vis kažkaip greičiau skrenda. Ieškam su kolegom čia kilimo, sukasi vienas sklandytuvas. Aštri situacija, aukšti kalnai labai. Debesis yra, bet dabar reikia gauti kilimą, kaip perlipti šitos kalniukus. Davai, kilsam čia. Gal, bugaras. Labai įdomus jausmas standant kalnuose, nes esi labai aukštai, bet visą laiką truputėlį primena aikštelės aukštį. Tai nėra jauku, bet... Vėliau gerą kilimą gavau ant saulės, virš viršūnės, 3,5 integruoja, metai iki 5. Norėčiau pasimti maksimaliai, kiek čia leis dar porą šimtų metrų. Woohoo! Kaip faina! Toks tik kilimas. Netriukas. Keliauju slėniu link Beks aerodromo.
buvau. Tai šties gražus ir retas reiškinys pamatyti tą ledo upę, kuri kasmet vis tirpsta dėl šylančio oro. Ir iš tikrųjų šiais metais, būtent šiandien yra rekordinė šiluma, tai yra 5 km aukštyje yra 0 laipsnių. Tai reiškia, jog visas šis amžinasis ledynas tirpsta po truputį. Ir jis kiekvienais metais mažėja ir prognozuojama, jog per artimiausius kelis dešimtmečius, jei neklystu, jisai pilnai ištirps. Geras, susitikau Igną. Visą laiką buvau atsilikęs, kokį 15-20 km, niekaip negalėjau pavyti. Bet va štai, vidury maršruto. Please, pakelk. Kairiau aštrių viršūnių. Ai, matau dabar gerai, ateinu. Aš kaip čia aštru praeit pro tas buvo viršūnės. Kairėje pusėje matosi konvergencijos linija, ganėtinai stipriai išreikšta, debesis ženkliai žemiau nei kad ten, kur mes esam. Ir čia turbūt susiduria Viduržemio jūros oro masė su galbūt žemyninė Alpių. Iki Sirės vyko 800 km. Pagal aukštį tai kaip ir užtektų. Bet reikia perlipti šitus kalnus. Gerą gavau 3 metrus, bet tarp tokių tarpeklių, nesau. Priekyje virš Serės didžiulis gaisras ir virš gaisro netgi išmušė debesį. Nekasdienis reiškinys gaisras. Dar iki jo ganėtinai toli, koks 20 km, bet aš jį jau užuodžiu kabinoje. Labai fainas skrydis buvo. Skrydėm apie 470 km. Perskridom visas Alpes. Realiai nuo Šveicarijos iki Prancūzijos. Tai čia jau baiginėjus. Matėm Mont Blancą. Turime dar labai daug aukščio, kurį nežinom kaip tikslingai išnaudoti, nes kaip ir galėtumėm skristi tolyn, tačiau nėra aerodromų, kurie galėtų išbuksuoti mus Lietuvai. Transport uniform over descending area 12,000 meters. 1